6:18, vakar taip supikau, užsiviniau rankštas ant galvos ir jau mėgot. Žinai, kai būna atsikeli ir nedrėbė, ne? Tai reiškia įsimėgojęs, tai šiandien atsikeliau ir šiandien... Tai yra nesąmonė. Surinkti visus kilometrus, pasimti visą patirtį reikalingą. Na ir rezultato prasme, tai žiūrėsim, kaip gausis reziumė. Reikės finišuos ir visada finišavas rezultatas būna. Kažkuriam šitam aukšte gyvena mūsų konkurentas Šulcas, galvom naktį praeit pro visus butus normaliai. Arba užsundėt ką nors iš komandos. Pakalikas gausies. Atidirbti reikia. Šnekos daugiau nei vandens. Man iškart prieš akis dabar tas Italijos Eurovizijos pasirodymas, kur tas senis dainuoja šitą dainą. Kas žiūri šiais laikais Euroviziją? Per Instagramą rodė. Šūdas buvo. Nes reikėjo Niurbą žiūrėti. Niurbą žiūrėjau, Dacia. Dacia finišavo, nerealu. Super. Kur yra Niurbas ir kur kažkoks skardinis žmogus dainavo? O kur yra Verstapenas ir Dacia? Tau irgi žiūri, nelabai dar iš ryto. Ką tu kučiu? Aš noriu rodyti, va, žiūrėk, Aš mačiau. DP arka. Arkelė. Gerai, aš dabar žiūriu labai svarbų dalyką. Valdė, sakiau, nu. Tack så mycket. Tak su Miki. Nu gerai, tai kaip ir praktiškai jau galima būtų civekį rašyti laisvai šneku švediškai. O, kokia trubelinė. Hello. Papasako, ką šiandien veiks. Nei daug, nei mažai, 3,5 valandos laisva. O kada tikrinsitės? Tai jau mes visus praktiškai pasitikrinom, mums šitie 2 tik tai liko, tai čia 20 minučių klausimas. Nu ir tada ką, shakedownas? Pravažiuosim kokius 3-4 kartus. Ir startas per arką važiuosim, čia kaip pomponai jau tokie, žinai, per rojališką ralį. Žinai, kas didžiausias jos pliusas, kad jinai hybridas. Tai kuro sąnaudos dopia gal 4,5 litro. Kur su normaliom turbūt. Tai ne pusė elektros, pusė benzos. Mindė ruošk, davai tą Renault koncerną, kad būtų Rally 2 po poros metų. Tada bus labai viskas čiotkai. Linkėjimus perdat? Jo. Tai linkėjimai. Kam? Mark. Yra tas jaudulys, nieko nepadarysi. Visada jis buvo ir būt prieš pirmą greičio ruožą. Ta prasme, žinojom, kad ne shakedown'e ralis sprendžiasi. Tai toks labai gaila už jį. Neturiu ką daugiau pasakyti. Mano pareiga su visko sutikti, ką jisai sako, tai aš negaliu priešingos nuomonės labai būti. Tai ką jis pasakė, aš sutinku. Matai labai daug lančių ir opelių visokių. Mano darbas dabar sučekinti, kad būtume paskui tą. Tai dabar mums reikia, kad dar dar vieną lančią atvažiuoja. Yes, of course, I'm waiting my driver. Nice suits, I like them. Good luck. Kur buvai, kai starto tvarką reikėjo eiti? Pamiršt. O, ateina. Barbė, devindarbė. Barbė, stoja.
couple days, but qualifying was a bit of a tease, so ready to get after it. Susikaupęs? Jo, neliesk. Gerai. Gal, jo, nu tai reikia. Visiems tą patį trydą. Buvo raf, stipru. Bus gerai, patinka. Antras sakė. Pirmas gal kalėtas, 2,5 sekundos. Super. Labai raf, labai. Akmenys išmalta, išdaužyta tas karjeras, po to ten visas šilaužimas, bet nu ką padarysi. Turim tokį greičio ruožą, reikia kiekvienoje mėgautis. Gerai buvo, gerai. Tai atkimšai, bus dabar geriau? Jo, nukimšau tą visą. Tai dabar reikia pabiškį. Labai ypatingai lėta, kas man nelabai patinka ir net turbūt mano stiliui nelabai būdinga. Nu rytoj bus greičio ruožai, tai pasižiūrėsim. Stresas ir visas reikalas su jauduliu. Gal kažkiek pakišo tą koją, vis tiek tas rankinis atsitiko taip, kad daug tampėsi. Ir tokių virkyčių, bet manau, palaipsniui išsigaudysim, vis tiek nauji dalykai, vis tiek labai jaudina jie. Tai manau bus gerai, įsivažiuosim. Kiekvienas kilometras labai malonus, gerą būt čia. Labą dieną, žiūrėjom, tikrai greitai pravažiavo, sekėm laikus. Matėsi, kad jau po pirmo splito jie yra antri ir išlaikė savo poziciją. Ir matėsi, kad greičio yra. Tai svarbiausia, kad rytoj jie laikytų savo tempą, bet kokia 15% mažiau negu priklauso. Ir bus gerai, labai neblogai atrodo. Labai smagu, kad aplamai lietuviai čia yra ir dar važiuoja gerose pozicijose. Derinamasis. Ate. Matai, kiek galima patobulėti nuo tokio batono į normalią mašiną. Nu, esam antri. Tempas geras, važiuojam iš stenogramos, važiuojam savo tempu. Važiuojam sportiškai, ten kažko bereikalingo veiksmo, kad ten rizikuoti ir nežinoti, nežinoti savo veiksmų sekos, tai to nedarom ir tiesiog, džiaugiamės visų apskritai procesu ir tikimės, kad visą tai nuves į gale dienos į finišą. Tai va, toks mūsų yra, tiesiog mes, kaip sakoma, einam progresyviai, kad būtų teisingai, kad nepadaryti kažkokios klaidos, kuri po to kainuotų visą uždarimą ratą. Tai va, dabar turėsim biškį trumpesnius greičio ruožus, vienas 6,5 km, kitas 11,5. Tai kondicija ir nusiteikimas lieka tas pats. Kažkaip esam labai patenkinti iš tikrųjų visų to tempu. Tikrai gerai čia mes atrodom visam šitoj publikai. Look at me. I'm fucking proud of you. Right?
you think about speed? Speed is okay. For me, it's okay. I mean, it's, to be honest, the first international event from that. Okay, they need to bring that stuff to the proper international events. And for me, so proud of that, to be honest. Neveikėjai gedėjau. Rašau, kuriu kažką gražaus, žinias pasauliui transliuoju, Lietuvai perduodu, kaip sekasi vaikinai. Klausau, ką prišnekėjo, persirašau ir tada paversiu jų pakalbėjimų žmonių kalba, literatūrinę, apipinsiu į tekstą, kontekstą, paaiškinsiu tame tekste ir perduosiu žinią pasauliui. Dabar važiuojame į vieną garsiausių visos Švedijos ralio vietų, Colin Crestą. Tai yra didelis tramplinas vidury miškų, o jis vadinasi taip dėl to, kad po Colin McRae'aus žūties tą trampliną tiesiog praminė Colin Crestu. 23 metais, man atrodo, Matsas Ostbergas, nežinau ar teisingai tariu, užfiksavo ilgiausią šuolį. Bijau dabar sumeluoti, ar kem 7, ar kem 8 metrai buvo. Tai pasižiūrėsim, ką čia šiandien ten parodys Chebra. Ir įdomu bus kiek žmonių, nes šiaip dabar kalbėjom, kad jisai gal žymesnis iš žieminio ralių, o dabar čia kelis metus vasarą vyksta jisai, tai bus įdomu. Iš viso nuo servizo buvo 110 berods. Ne lietuviški mastai. Ne. Tai per šiandien dieną Chebra suvažiuos visą Larčo etapą. Apie 100 su trupučiu kilų. Ir dar rytoj tiek pat. Aštru. Aišku, ne toks žymus kaip lietuviški tramplinai, bet čia irgi gerai. Atvažiavome į 6 greičio ruožą, kaip ir sakėme, į Colin Crestą ir žiūrim dabar rezultatus 5 greičio ruožo. Panašu, kad pirmas etapas prisvilo. Gavo Markelis 4 minutės nuo Hakaleto jau pirmam splitą. Tai rezultatai amen, lieka rinkti kilometrus. This is rally. Nu tai arba su mašina kažkas, arba padanga, arba griovy kažkur buvo. Čia kito paaiškinimo nėra. Tikimės, kad ne su mašina kažkas ir važiuos toliau. Žygiuojam dabar į Colin Crestą ir visai nesenai gavom iš Tito žinutę, kad spėjimai pasitvirtino. Tai keitė ratą Chebra greičio ruože, užtruko 4 minutės. Ir čia yra dar viena pamoka, kad net tokias smulkmenas reikia apgalvoti ir pasitreniruoti. Kadangi patys matėm, kaip komandos draugai, Suomis Hakaletas su šturmanu treniravosi kelis kartus tą veiksmą atlikti kuo greičiau. Bernai tikiuosi pamoką išmoks ir pasitreniruosi tą veiksmą daryti. O gal buvo kažkokių keblumų ištikę, mes nežinom. Sužinosim kiek vėliau, kai nuvažiuosim pas juos. Man tiesiog kaip čia gražu ir faina. Jis toks pakankamai retas, daug matosi lengvai eiti, takeliai fantastiški. Vat praėjom upeliuką, tiltukas gražus. Upelis toks gražus teka, nueina ir gražu. Va to ralis ir yra gerai. Kokiam žiedė, rallycrosse, kitose disciplinose būni uždarytas ratas. O ralyje tu keliauji ir pamatai žiauriai gražių vietų. Nice. Kaip boba. Nesaik, tu neįsivaizduoji, kas dopė darės. Baigiam tą pirmą dieną. Ralio normalė. Daug up and downsų. Turėjom žiauriai gerą tempą, mėgavomės ir laikai buvo labai geri. Vyko ralis. Pirmą kartą gyvenime greičio ruožę keitėm padangą. Abu pirmą kartą. Jo, užtrukam 4 minutės, tai žodžiu, pakeliam. Nuimam ratą, mašina rieda, greit ratą uždėjom
tada vėl nuleist mašiną, rankinį užtraukti, jau supratom, kad viskas sugadinta, bet praeitam greičio ruože kaip tyčia. Važiuoju specialiai taip, kad saugot padangas, nes nebeturim jokių gyvybių ir turėjom 4 greičio ruožus be serviso. Praeitas greičio ruožas irgi žiauriai antrų kartų buvo išmaltas ir akmenuotas ir kaip tyčia toj padangoj, kurioj pakeitėm ją, irgi į kantą įkirtom su akmeniu ir vėl ratlankį pagadinom ir padangą. Tai žodžiu, padarėm tokį sprendimą, sukeitėm priekį su galu, kad tiesiog, o dabar šitą greičio ruožą, nu tai visiškai katastrofiškai. Nežinau, galėjau jaučiu, bet be stage mode važiuoti dabar, nes nebūtų turbūt kažko kitokio, bet šiaip atsitiko kaip atsitiko. Na, bet renkam mes tos kilometrus, tobulėjam ir jau, aišku, antrą kartą Švediją žinosim, kaip kitaip daryti ir važiuoti. Laukiam, gal kas sustos iki Lietuvos padmes. Arba bent jau iki Karlstadą. Pirma diena baigęs, pakalbinam berniukus. Nėra, kad labai nusiminę. Žino, kad čia ne viskas prarasta, neatsitiko, kas galėjo atsitikti blogiausia. Laukia dabar 110 ar 20 km iki miesto, vakarienė ir poilsis. Rytojus, paskutinę dieną reikia, dabar jo spaudimo nebėra. Ja, mūsų pjaustis toj. O, Jeronimas atvažiavo. O, Jeronimai, baig. Pastraukim. Jokio spaudimo nebėra, dabar lieka rinkti kilometrus ir pasispardėti atskiruose dopose. Jep. Viskas. Laukiam. Net, va, čia mūsų kemperis. Kaip tu nepatogiai sėdi prie vairo? Nereguliaus sėdinės paliko tau. Mes norim valgyti. Sakyčiau. Mes norim ėsti. Ir dar kažko. Tai yra lyvogi. Tai dabar tau galiu ramiai papasakoti, kas yra flexi servisas. Tu atsižymi į Park Fermė uždarą ir pačiam kaip servisui, kaip procesui yra skirta va šiuo atveju kem 5 minutės. Bet toms kem 5 minutėm, kaip pavyzdys, yra duotos 2 valandos. Šitas visas procesas yra sukurtas tam, kad gausiu dienos uždarimas ir kad komandos galėtų pasiskirstyti prie automobilių. Nors jos visos aptarnavo kaip ir visus, bet jeigu kažkas susikrešina ar turi daugiau darbo, pasidaro prie vienos visi mechanikai, padirba ir tada jau eina prie kitos. Taip jie gali į tą laiko tarpą susidėlioti visus automobilius. Tai taip pat veikia flexi servisas. Tai šiuo atveju mūsų kolegos, jie kažkokį čia remontą turėjo, nu, tokį nemažą atrodė, nes buvo palindę po automobiliu. Tai dėl to jie dabar ir darė grinai tokią pat situaciją. Mūsų mašina stovi Park Fermė, o jie dabar visi mechanikai dirba prie atų mašinos ir išvažiuos ir mūsiškė grįž, nes sumušys mūsų. Aišku, jeigu gausis, tai papušinsim, bet turbūt nebebus to tokio tempo, kaip buvo šiandien ryte. Na, bet pasistengsiu perlipti per save ir vėl grįžti tą. Šiandien hitino labai tas, kai neturi padangų ir turi važiuoti psišikės liaudiškai tariant. Tai toks nemalonus buvo veiksmas, bet pasižiūrėsim rytoj. You can go to the other Everest. You deserve a rest, okay? No need for you to be here, okay? We'll check the pace notes, need to make good stages tomorrow. Yeah, why not try win a stage? Why not? Yes? Why not? Come on. Take some points. The damage somehow it's done, okay? So we'll be more or less there. 1 upper or 2 upper, but still there. So try to win stages tomorrow. Come on, make a push. Today was for the fun, tomorrow's flat out. You can do it. Why not? Varom į 10. Su namais, su raudonais namais, su špilka tokia. Prieš špilką bus toks esas, labai gražu. Egi sakė, bus labai gerai. Tai turim spėt svarbiausia.
Mažiau miegojom šiandien negu vakarą. Išlipsit? Jo, laiko turim. Davai. Kur šypsit? Gerai. Dar 4 dopai. Nu dabar šiandien tikrai mėgaujamės, nebėra jokios įtampėlės ir aišku, pirmose greičio ruožuose truputį dar buvo tokio nepasitikėjimo iš pavakar, nes vis tiek tos paskutinius labai lėtai turėjom važiuoti. Tai toks vėl prisimušt, vėl prie tempo buvo pakankamai sudėtinga, nu tai po truputį perlipinėjau ir dabar visai neblogai sekas. Ritmas yra, tempas atsiradęs jau yra, malonu abipusiai važiuoti ir iš savo pusės, kai to į kelią ir jauti, kaip tas procesas organiškai vyksta kartu, tai labai fainai. Tai dabar atėjom iki to taško, kai viskas einasi gerai, tai tikimės, kad ir išsilaikysim tą liniją iki pat galo. Tiesiog geras jausmas, atidirbom. Į sąrašą įsirašai tokį laikelį. Čeklistą. Tai kai vieną čeklistą padariau, tą pirmą dopą galvoju, ramiai. Jūs esate dabar įrašyti istorijos knygas. Jau šitą neatimsit. Oh yeah, baby. Ačiū. Twice. Ir ten į dešinę ketvirtas. Į stabdymą net šikna, va taip, nes tu turi tik persėti iš karto šiknu, va taip net pasikelia. Nu, Super proud of that. Super proud. You like a second father this weekend for him? Yeah? Oh. Okay, why not? Pleasure to do. I do motorsport programming also at Portugal. Oh. So I go there to make some live comments on the stages and so and so. Which sport? Or just No, rallies. Only rallies. Only Yeah. rallies. The guy that managed the national television there at Madeira called me to, for example, we've got our biggest event, Rally Vinho de Madeira in August, and I go there to do commentary, let's say, to the event. So I'm quite used to. Oh, cool. So you're multi-talented. Somehow. So which one is your hobby? This or the commentating? No, this is not my hobby. This is my job. This is my job. So yeah. So the commentating is your hobby. Yeah. Let's When say. I have time, if I'm available, yeah, sometimes I go. Sometimes it's not possible. So some friends called me, hey, you want to prepare my car? Can you give me a hand? Do some sit-ups? Okay, it's okay, no problem. And then these things start to grow and grow and grow, and then I stop driving and then only do motorsport. But let's say in total, 20 years more than doing motorsport. Do you miss driving? No. No? You drove your Yeah, part, I mean, yeah? my time it's gone, let's say. I'm enjoying a lot helping young drivers doing their dream, let's say. Okay. I work closely with Sami Pajari, with Oliver Solberg, Gazgrin Smith, so some drivers are already on top, so Yeah. being with youngsters, why not? We're glad to have you on Marcus team. Yeah, I'm happy also. To be honest, I think we can build something very good for the future. I think next event, okay, it's going to be his first event on tarmac, but still, I think we can do a good job for him and we'll enjoy a lot the stages. I'm quite sure. We'll be demanding, Yeah. more demanding than gravel ones, but we'll enjoy step by step. If you are enjoying and having fun, all the rest comes by, you know. Yeah, the drive shaft is broken. So that's why we went into the ditch. Ir vėl Shit rally. happens atsitinka ne tik mum, kaip atrodo, ne? Kai atsitinka shit happens, tai atrodo, va tik tau gali atsitikti. Pasižiūrėk, šitam bachūrui daug liūdniau dabar, negu prakirstas ratas. Jisai buvo numero 1 ir didelė persvara. Ir visiškai lygioj vietoje. Net su patirtų smūgiu, su lankstytais amortizatoriais po baudos servize vis tiek Buvo pirmas ramiai užtikrintas. pirmavo. Pusę minutės. O dabar va, keli metrai per vėlyvas stabdymas ir čia. Ten Toyota dar guli prieš srovę keli kilometrai pagal žemėlapius matėm.
Patys matėm, kaip Vagerį prikėlė, tai irgi buvo pirmas, krešino stipriai, bet vis tiek važiuoja, rezultato nebėra, bet vis tiek važiuoja. Žodžiu, this is rally ir čia nebe nacionalinis ralis, čia jau Europa. Kai važiuoji 50-60 kilų tokiais keliais be servizo, čia yra labai aštru. O servizas, tarp kitko, kokių 30 kem 5 minutės maks. Ir patys matėm, ir jūs jau matėt, kaip ten hebra turi sunkiai dirbti, greitai dirbti, turi būti pasiruošę detalės. Žodžiu, čia jau prasideda tikras sportas, nebe business driver, žinai, kai savaitgaliukai su draugais atvažiuoja palakstyti. Čia jau reikalai, čia jau žmonės kovoja dėl sporto, ne dėl emocijų. Marcus, you've made it to this very tough rally. How are you feeling at the end of this event? The feeling here was incredible and enjoyed every single kilometer, but you know, everything was right until yesterday's puncture and everything turned left. So we won some stages and got some points. So big thanks to the team, to all the sponsors that helped to develop this project with us. Linkėjimai visiems iš Švedijos, ačiū visiems, kas palaikėt. Labai malonu buvo matyti lietuviškas vėliavas šalia trasos, tai ačiū Jums labai, visus labai myliu. Tai kas laimėjo paskutinį šitą? Sveikina. Laimėjau? Taip. 3 sekundžių. Leidžiu, kad tas pankščiaras vakar. Ne, be komentaro, aš viską ir sakiau Rally TV dabar. Pabiškai greitėjom, radom tą tempą. Dabar jau leidau per tos akmenis, jau nebebijojau, galvoju, jau kaip bus, tai bus. Jau galvojau, kad bus, bet važiavau toliau ir šitą pasismaginau tikrai. Ir, nerealiai, padarėm, surinkom tą patirtį. Šitais metais Švedijoje žinosim, ko galim laukti. Išmoksim greit pasikeist ratą. Išmoksim geriau dopus skaityti irgi truputį. Aišku, geriau, kad nereiktų tų ratų keisti, šiaip. Ačiū visiems partneriam, ačiū visiems, kurie mus palaikot. Be jūsų nebūtų mūsų. Tai... Labai jautėm jūsų buvimą šalia ir prisidedat prie Marko. Ačiū Jums visiems, kad mus mylit, kad džiaugiatės ir už mėnesio Roma.